Mažeikiai sulaukė 11-ojo reido sezono pradžios. Simboliška, kad jis prasideda rugsėjo 11 dieną, o juk man grasino ir sakė, kad aš nemirsiu sava mirtimi. Aš ne tik, kad nemiriu, bet 11 metų rodau tą patį. Girta meilės istorija baigėsi banalią avariją. Iš sąmonės netekusio vairuotojo vairą perėmusi žmona vairavo dar pusę kilometro. Avariją gali sukelti tvarkingai per perėją einantis šunys ir jaunuoliai po avarijos išsimiegojo sudaužytame automobilyje. Visą tai netrukus Baltikum televizijos laidoje Reidas. 151, jūs atspėjot, jūs laimėjot. Nemokama reklama laidoje Reidas. Savaitės skaičiai. Apie tai Klaipėdos kelių policijos biuro komisarė inspektorė Liulita Sulcienė. Per praėjusią savaitę Klaipėdos mieste užregistruota 11 eismo įvykių. Iš jų 2 įskaitiniai. Buvo sužeisti 2 asmenys. Policijos pareigūnai užregistravo 242 kelių eismo taisyklių pažeidėjų. Iš jų 18 vairuotojų vairavo transporto priemonės būdami neblaivūs. Laidą pradėsime girta istorija. Istorija kaip istorija. Girta ta istorija, kaip ir visos girtos istorijos. Tik ji ta istorija dar primaišyta meilės prieskonis. 61 metų golfo vairuotojas atvažiavo prie žmonos darbo, įdant jai pabudėti padėtų. Labą dieną. Ar švaks esate? Švakas. Švakas? Jo. Nu tai kaip čia pavairavote dabar, ponas? Kaip, žiūrėkit, kiek turit vietos? Pažiūrėkit, kiek turit vietos ir susiradot vieną stulpą. Ar žmona čia biškai? Kas buvo? Kolegė dirba žmona atvežė. Aha. Na, tada sakau, čia tai palaukiu dar, nu, jis kavas atsigerti. Aha. Biškai. Supratau. Tai kiek galvojate pūst? Kiek galvojate pūst? 1,5. 1,5? Aš manau, bus daugiau. Dar parūkėte prieš tai? Nežinau, žinokit. Pučiam. Dar biški giliau įkvėp. Sveikatos neturit, pons. Įkvėp, pilnai oro. Buvo kaip buvo, buvo. Oba! Čia geras turėtų būti. Įpūtė. Čia turėtų geras būti. Mėginys. Jo. Sakot 1,5, aš sakau, koks 2 bus. 1,51, jūs atspėjot, jūs laimėjot. Nemokama reklama laidoje Reidas. Malonu. 1,51 promilės alkoholio. Kaip taip žmogus atspėjo savo organizme nešiojamas promilės, neaišku. Na, turbūt patirtis yra šventas dalykas. Tuo metu policijai bus įdomus toks dalykas. Kaip tai gali būti, kad atsimušus į stulpą važiuojant atbulam, dar apgadintas ir golfo priekis? Pats dabar kaip parašutininkas parašutininkų pasakyk, tai kur jūs įmovės esat su dešinė mašinos pusė, kur jūs dar pylėt? Na, kiekvieną. Kieme? Į ką? Į kitą automobilį? Į medį, į tvorą, į krūmą? Į tokius krūmelius. Į krūmelius? Nu nieko savo krūmelį. Pasirodo, viskas buvo ne taip. Žmonai jau dirbant, girtas Visvaldas atvažiavo pasivažinėti aikštelėje prie žmonos darbovietės. Pasivažinėjo. Girtas, atbulas į stulpą, mašina uždaryta į policijos saugomų automobilių aikštelę, o po to dar laukia ir negailestingi teismai, skiriantis 1000 baudas. Žmonės skambinę dėl šios avarijos sakė, kad vienas vilkikas kliudė lengvąjį automobilį Hyundai, o tada antras vilkikas trenkėsi į pirmojo vilkiko galą. Viskas buvo ne taip. Čia 2 vilkikų istorija ir avarija. O lengvojo automobilio pastatymas tai tiesiog mūsų mentaliteto keliuose pavyzdys. Kaip man patogu, taip ir statausi mašiną, o kiti tegu papučia mums į vieną vietą. Nesvarbu, kad kitiems išvažiuoti iš vieno prekybos centro automobilių stovėjimo aikštelės yra itin negalantiška ir nepatogu. Bandysime padėti. Tad bandykit pro čia važiuoti gal. Gal pavyks, ponė? Tik būkit atsargiai, kad iš šono negautume. Nu, aš jums padėsiu galbūt, gerai? Gerai, dėkui. Nu, dabar važiuokit. Ate. Nu, ir žiūrėkit, kokios problemos, kad taip mašina pasistato. Atėjo pats metas pakalbėti su šios mašinos vairuotoju. Klausimas vienas, kodėl taip pastatyta mašina, o ne kitaip? Štai čia ir prasidėjo. Ko gero firmos vadybininkas įsivaizdavo, kad esąs privatizavęs pusę Šilutės plento, kad čia elgiasi kaip savo kieme. O čia kodėl jūs nenuinat pastatyti, aš nesuprantu. O kodėl jūs vienas jo patrauksit automobilį, aš nesuprantu. Aš jums paaiškinu, kodėl. Jūs man galite kamerą paaiškinti, aš nesuprantu, kodėl jūs taip automobilį pastatėte. Aš jums lietuviškai ką paaiškinu. Na. O jūs manęs nesiklausote. Aš klausau jūsų 3 kartą. Jūs dabar gražiai kalbate į kamerą, o kai buvo kamera išjungta, jūs šitaip Visą laiką buvo įjungta. Prašome nekalbėti
dviveidiškai ir dviprasmiškai. Aš klausiu, kodėl šitas automobilis va šitaip stovi? Jeigu jūs kalbate mandagiai, prašome kreiptis mandagiai. Palaukit, aš keikiausi, aš jūs tuinau, aš jūsų netuinau. Aš jūsų irgi netuinau. Aš jūsų netuinau, aš kalbuosi su jumis mandagiai, aš jūsų paklausiu dalyko, kodėl tas automobilis stovi va taip? Dabar jūs kalbatės mandagiai. Jūs aiškinat, kad minutė laiko. Aš šiuo metu turiu kitų darbų. Ar jūs galite tuos klausimus užduoti man vėliau? Raštu, dar pasakykite. Raštu, taip? Galbūt pasakysim, nes mes dabar pildome deklaraciją, prašom mums netrukdyti. Ir vat jūsų automobilis, atsiprašau, netrukdo, atėm išvažiuojantiems va šitą. Ačiū. Norėtųsi atkreipti dėmesį, kad kelias yra ne vaikų darželis, todėl vairuotojai patys privalo pildyti eismo įvykių deklaracijas, ne mažaraščiai juk esame. Aišku, gali atvažiuoti ir padėti, bet tai būk malonus, mašiną kitaip pastatyk, nes Šilutės plentas ne privatus kiemas, kad galėtum mašinas statyti bele kaip. Kodėl tie vairuotojai negali užpildyti deklaracijų patys? Kodėl jūs draskote akis ir trukdote žmonėm padaryti tai, kas jiems priklausoma pagal įstatymus? Taip. Ir prašau elgtis mandagiai. Aš dar kartą perspėjau jūs, kad jūs taip besielgdamas trukdote vykdyti įstatymus su savo nachališkumu ir savo tokiu elgesiu. Taip, o jūs ne nachališkai savo automobilį pasakėte, taip? Dabar atsiprašau, aš turiu klausimus. Kas tie vairuotojai, kodėl jie be jūsų pagalbos turi pildyti deklaracijas? Aš irgi nebaigiau kalbėti. Jūs uždavėte klausimą. Taip, kodėl mašina stovi va šitai? Aš jums jau 5. kartą kartoju, kad aš jūsų klausimus dabar neatsakysiu, nes aš bandau vykdyti įstatymus. Kokius įstatymus? Ir jūs man trukdot. Aš jums dabar jūsų klausimus neatsakinėsiu ir jūs dabar 6. kartą vėl klausėte. 7. kartą. Kodėl mašina va jūsų stovi va šičia, va taip? Prašau neklausti, jūs trukdote vykdyti įstatymą. Kokį? Aš jums dar kartą... Vairuotojai patys turi pildyti be pašalinės pagalbos eismo įvykių deklaracijas. Tai nėra pasašyta niekur. Bet jie turi užpildyti deklaracijas. Kodėl? Todėl, kad jūs taip sugalvojate? Todėl, kad jūs esate ponas Dievas ir jūs taip liepėte? Galit mane Dievu vadinti. Aš jūsų taip nevadinsiu. Bet jūs nesate Dievas, jūs negalite taip mašinos pastatyti. Jūs negalvot apie tos žmonės, kurie stovi aikštelį. Skambinkite į policiją ir pasakykite, kad aš padariau kelių eismo taisyklių pažeidimą ir jie mane nubaus už tai. O dabar prašom netrukdyti. Tuo metu strigti pradėjo ir kiti vairuotojai, panorė išvažiuoti iš teritorijos į gatvę. Kaip važiuosit, ponas? A nepatogiau jums būtų važiuoti, jeigu tą mašiną patrauktų, sakykit, ką? Patogiau turbūt, taip? O ta žinokit, chuliganiškai netraukia mašiną, įsivaizduojat? Dabar jums reikės nerti tarp tų dviejų vilkikų. Nu, tai nerti. Nu, tai taip. Nu. Patinka jums taip mašina pastatyta? Tai mašina patinka taip pastatyta? Atbulas važiuosit, ar kaip? Bet per tą žmogų, žinokit, per tą žmogų, kuris netraukia mašiną. Iš šičia. Nes man atrodo, čia yra normalu, nors nėra eismo dalyvis. Eismo įvykio dalyvis. O, dar pažiūrėkit, atbulas ar išvažiuosit. Vat, stato dabar ten. O juk tiek nedaug tai reikėjo atvažiavus į įvykio vietą pastatyti mašiną taip, kad kitiems nevaržytum judėjimo laisvės. Beje, čia buvo žodžiai iš Lietuvos konstitucijos. Štai kitas pavyzdys, kai patekę į avariją žmonės nedrasko aplinkiniams akių, nors apmaudo pakanka, nes šis automobilių susidūrimas įvyko dėl į gatvę išbėgusio šuns. Moteriai bėgo šuo per kelią, staigiau pastabė ir sustojo. Bet šuo bėgo per pėsčiųjų perėją? Nu, kad ne. Ne? Bet šuo bėgo, ne žmogus? Ne. Nu čia dabar kas? Šuo prabėgo didelis čia ir aš steptelėjau ir važiavau. Supratau, nu ką čia turit? O, papa. Blaivus esat apdrausti. Šuo bėgo šalia pėsčiųjų perėjos. Čia istorija buvo apie tai, kad distancijos laikytis reikia, nes nežinia, kas dedasi priekyje važiuojančio automobilio. Ar šuo per perėją eina, ar mažametis žingsniuoja į mokyklą, ar iš jos. Rytą buvo gautas pranešimas, kad kelyje Andrijavas Veiviržėnė nuo kelio nuvažiavusiame ir apvirtusiame automobilyje miega du jaunuoliai. Kai atvyko ugniagesiai gelbėtojai, jiems teko pažadinti vaikinus, vienas buvo išvežtas į ligoninę, o kitas, vairuotojas, nors virtusioje mašinoje miegojo visą naktį, 7 val. Ryto, dar buvo girtas. Garbė Jėzui Kristui. Garbė. Kaip į avariją pakliuvo? Tiesiai važiavau vis. Važiavot nuo Andrijavo? Aha, į tą pusę. Ir? Betgi tiesus kelio ruožas. Ten tokių yra rimtesnių posūkių šiaip. Sakau, gal podagui sprogo, kas nežinau. Rimtas vairuotojas jūs? Kiek metų vairuoja? Ką? Neturiu teisę vairuoti. Ai, neturi. O kiek metų pačiam?
19 beveik. 19. Ir švaksas įmatau. Ar ne? Kažkiek. Kažkiek? Ne. Nestipriai, bet esi visi. Ne. O šiandien to niekur nereikėjo, kad iš vakaro gėrė ar ką? Niekur nereikėjo eiti, nieko daryti. Čia aš nedirbu, ne? Nedirbi, vairuotojo pažymėjimo neturi, girtas padarė avariją, draugą išvežė į ligoninę. Jo. Teisingai. A blogai draugui? Nežinau, normaliai dar kalbėjai. Kalbėjai netgi? Ne, normaliai, bet buvo. O čia ta prasme gali su juo nebekalbėti jau? Nežinau. O kur gėrėt? Šiaip įdomu, šitose kraštuose, kad būčiau, kad žinočiau, kur nuėt būtų galima. Andrijeve. Andrijeve? Ne su klebonu, ne? Supratau. 19-mečiui Edgarui nustatytas lengvas girtumo laipsnis 1,26 promilės alkoholio. Renault keleivis miegojęs kraujo klane išvežtas į Klaipėdos vaikų ligoninės reanimacijos skyrių, jis taip pat buvo neblaivus. Jam diagnozuota politrauma. Renault pračiuožusi šalia medžių laukuose vertėsi 4 kartus. Ekipažas važiavo iš Endrijavo į Veiviržėnus, kur, sako, yra baras dirbantis iki tol, kol neišėjo paskutinis lankytojas. Negana to, pasirodo su vaikinais dar buvo ir 24 metų mergina, automobilio savininkė Simona, kuri po avarijos apie 4 valandą ryto paskambino policijai ir pareiškė, kad jos mašiną kažkas pavogė. Kas? Ji nežinanti ir nepažįstanti. Kai buvo pasiūlyta atvažiuoti ir parašyti pareiškimą dėl vagystės, ji to nepadarė. Čia jos reikalas, ne mano. Jinai pirko, ne mano reikalas čia. Bet jūs kartu buvot visą kelionę į Veiviržėnus, į barą kartu važiavo? O, bet kaip jinai? Jau kokius 2 savaitės važinėsi tą mašiną. Ja? Nu, nusipirk. Ne, aš kalbu apie tai, kad vakar pavogta buvo, nepažįstamų vaikinų. Kas nepažįsta? Visi ją pažįsta ir mane pažįsta. Klaipėdos rajono policijos komisariate pradėtas tyrimas, o mašinos savininkiai surašytas protokolas už mašinos perdavimą neblaiviam vairuotojui, jei gresia bauda nuo 3 iki 500 litų. Bet ko gero žymiai didesni nemalonumai laukia Renault vairuotojo. Kai per girtą avariją sužeidžiami žmonės, tai pinigai savo nuodėmių gali ir neišsipirkti. O dabar Jakų žiedo istorija. Ir tikrai prie šio rekonstruojamo žiedo įvyko neeilinis incidentas. Čia atsimušus į vieno automobilio Volvo galą, avarijos kaltininkas pabėgo. Tačiau čia ne banali pabėgimo iš avarijos vietos istorija. Čia viskas buvo kitaip. Smūgis į galą? Aha. Matau, ten netgi nukritęs bamperis jūsų. Buvo 2 smūgiai į galą, vienas, paskui dar vieną kartą ir paskui tą mašiną nuvažiavo. O koks tai automobilis? Pilkos spalvos numerių nespėjom nei markės įsidėmėti, bet dabar jinai ten, kadangi buvo labai smarkiai matyti irgi pažeista, stovi tenais, kur matot greitoji pagalbos. Aha. Tai čia rimtas yra dalykas. Čia yra pabėgimas iš avarijos vietos. Pasirodo, avarijos kaltininko automobilis sustojo už gero puskilometrio, tvarkingai įvažiavęs ir tvarkingai išvažiavęs iš Jakų žiedo į Tilžės gatvę. Taigi, Opelio vairuotojai pasidaro blogą, tada viską į savo rankas paima keleivio vietoje sėdėjusi žmona. Jisai važiavo ant 100. Žiūriu, kad gazas spaudžia, irgi sakau, čia tik 70 galima. Jis jau nebereaguoja, žiūriu, balsta. Yra dar stabdis ir trenkėsi į mašiną. Žiūriu, Jėzus Marija, kaip galvoju, kaip sustabdyti, jam žiūriu visai blogai, jis nebereaguoja. Aš tą vairą, dar kaip tik gerai, kad nepasitaikė žmonių, nepasitaikė kitų mašinų. Aš tą vairą va taip užsukau, galvoju, kaip čia dabar sustoti, jis... Nesupratau, ponia, nusiraminkit, jūs pataikėte kitą mašiną, kaip čia atvažiavot? Tai aš jums sakau, jau tagi bėg ir va čia va sustojau, jisai jau pradėjo atsipeikėt. Atsipeikėt pradėjo, supratau. Nes tie žmonės galvoja, kad pabėgot iš avarijos, žinot. Ne, tikrai nepabėgom, garbė žodžiu. Ne, viskas tvarkojo, ten išsiaiškino. Ir jis pats tada išlipo. Supratau. Jis nebeatsimena, kad jis tik trenkėsi. Supratau. Ir ligoninę neėmėjo. Ką? Ir ligoninę neėmėjo. Ne. Incidento dalyviai buvo blaivus, Opelio ekipažas įpūtė 6 nulius. Ir vis tiek neaišku, kaip čia reikia taip vairuoti automobilį su mechaninė pavarų dėže, sėdint keleivio pusėje. Pavaras, kaip jūs jungiat, pavaras? Kaip? Pavaras. Kaip pavaras jungiat? Aš va šitaip va tagi paleidau ir tagi va šitaip va sukau va šitaip va tą mašiną. Gerai, kad nebuvo už tas mašinas ir dar šitaip ant tokio greičio, kaip buvo ir pasisuko. Daugiau nieko, nei pavarų, nei nieko. Jisai jau tą koją buvo. Tai iš inercijos atvažiavot kilometrą? Jau čia? Iš inercijos atvažiavot kilometrą? Iš inercijos, taip, iš inercijos. Va šitaip va. Čiūdai. Aš sakau, garbė žodis yra daugiau, aš sakau, nemeluoju, garbė žodis, tikrai. Galit man detektorių patikrinti, ko norite, garbė žodis, nėra ko man meluoti. Va šitaip aš tą paėmiau ir įsukau, galvoju, ką daryti, kad gerai, kad dar
kitų mašinų nepasitaikė. Na, viskas apsėjo eismo įvykių deklaracijų pildymu, nes sužeistųjų nėra, visi blaivus, iš avarijos vietos nepabėgta, tačiau norisi sunerimti dėl tautos sveikatos. Ir prieš atostogas reidas trimitavo ir dabar nenustoja ūbauti apie prastą tautos sveikatą, kai vairuoja žmonės, vairuoja ir staiga netenka sąmonės. Priekulės istorija. Tai istorija apie tai, kad kuo mažesnis įbrėžimas, tuo daugiau aistrų. Negana to, sukibę automobiliai užtvėrė ir taip komplikuotą apvažiavimą į Šilutę. Aš atvažiavau, atsistojau, žiūriu, kad autobusas iš šalutinio kelio važiuoja. Man tiesiai reikia važiuoti. No. Aš žiūriu, kai jis nepralenda. Užpakalį pas mane džipas buvo. Aš atbulom po biškį važiuoju. Tas įjungė pavarą, kai davė atbulom ir viskas. Tai jūs abudu važiavote, aš nesuprantu. Jis į priekį važiavo, jis nepralenda, bet jis iš šalutinio kelio išvažiavo. Aš tiesiai negalėjau, nes jo visas priekis buvo užtvėręs man kelią. Aš išvažiavau, sustojau čia. Pasižiūrėjau. Tu panikai. Aš pradėjau važiuoti, tu panikai privažiavai prie pat kampo privažiavai. Nu kai, aš važiavau tiesiai. Jo, prie pat kampo. Net suprat, aš privažiavau ir lieka toks tarpiukas. Sustojau, suprat, neprasilenkiam. Aš paėmiau, jis biškį pasitraukė, aš irgi pradėjau važiuoti. Kai pradėjau važiuoti, jis irgi pradėjo važiuoti. Mato raštukos ir išsikė susilėti. Aš atbulom važiavau. Kas iš Šilutinio, tas kaltas. Kaltas maršrutinis autobusas Klaipėda Šilutė vežęs vieną moterėlę į uostamiestį. O kad eismas priekulyje buvo sureguliuotas, tai leiskite mums atsipūsti. Juk daug istorijų papasakojame pirmos sezono laidos pirmoje dalyje. Ir šiame sezone šioje vietoje mūsų nutrauks reklama, tačiau po jos toliau laidoje matysite. Rubrikoje filmuoja reido reporteriai neįtikėtinas mūsų vairuotojų akiplėšiškumas. Girto traktorininko technikos kabina prispaudė girtą keleivį ir Palangos kelyje į avarijas pateko vos mėnesio kūdikis, o kelyje į Jokubavą 7 mėnesį ne viena esanti 4 vaikų mama. Tačiau visą tai jau po reklamos. Visa reklama, visi anonsai, o mes tęsime laidą. Sekmadienį po pietų kelyje Klaipėda Liepoja netoli Palangos susidūrus 2 automobiliams, ligoninėje atsidūrė jauna mama su vos prieš mėnesį gimusia dukrele. Avarija vyko, kai automobilis Citroen C5 trenkėsi į kelkraštyje stovėjusį automobilį Ford Galaxy, kurio ekipažas ketino pajudėti iš vietos. Kelkraštyje Fordas buvo sustojęs dėl gedimo. Kaip į istoriją tokią pakliuvo? Nei šiokią, nei tokią. Būna pasitaiko visokių. Stovėjot, sako? Kaip viskas vyko? Čia sustojau. Kelkraštį, taip? Jo, čia stovėjau. Aha. Va, čia smūgis pirmas buvo, matau. Lūžo ratas jam ir tas pirmas tikrai jau. Sustojot, bet tai žodžiu nevažiuojamoje kelio daly stovit? Ne, čia pakraštys, avarinės visom stovėjau. Aha. Pasitikrinau priekinės padangas, kažką tai balansą nelabai buvo, čia nevėja, kas ten buvo. Aha. Pasitikrinau, pajudinau, įlipau į mašiną, tik įlipau ir iškart smūgis. Sekundės reikalas būtų nunešę. Automobilis Citroen po smūgio į Fordą be priekinio rato dar nuskriejo apie 70 metrų. Jo vairuotojas sakė, kad nė pats dorai nesupratęs, kaip ir kodėl atsitrenkė į kelkraštyje stovintį automobilį. Citroeno vairuotojas iš karto ištraukė sąmonės netekusią žmoną, kuri ketino kaip tik maitinti vos prieš mėnesį gimusią dukrelę. Per avariją kūdikis įkrito atgal į vežimėlį. Mergaitė buvo skubiai išvežta į ligoninę, kur reanimacijos skyriuje stebima jos sveikata. Mamai sumušta galva, sukrėstos smegenys po apžiūros ligoninėje, ji paleista gydytis namo. Gali būti, kad vairuotojas atsigręždamas į gale sėdėjusią žmoną prarado vairo kontrolę ir jį suktelės dešinėn sukėlė avariją. Visa laimė, kad mašina nesivertė, nes mama prieš maitinant kūdikį buvo atsisegusi saugos diržą. Ford Galaxy ekipažas vairuotojas, 2 vaikai bei šuo per avariją nenukentėjo. Eismo įvykį tyrė Klaipėdos rajono policijos komisariato pareigūnai.
Per 11 metų reidas, o tai tokia Baltikum televizijos laida apie saugų eismą, taigi per 11 gyvenimo metų ta laida pirmą kartą atsidūrė šiame žvyrkelyje, o žvyrkelis tas yra Kretingos rajone už Kartenos, važiuojant link Kalniškių ar Anužių, ten kur reidas, ten avarijos. Šį kartą čia nuo kelio nuvažiavo traktorius Jums, vairavo įgirtas Gintarų kaimo gyventojas, o avarija atsitiko štai kaip. Labą dieną, mielas ponė. Kaip nutiko visą istoriją jums šitą nemalonį? Mašin pamačiau, как помощь парважала, сукал и кель крашта, и вас кударись. Pagalę sukrau. Na pagalę būtumėt nuboti. Būtumėt išsukęs? Į laukus dedė, vis to ir nenurėko žmonės sužaloti. O tą mašiną atsimenat, kokią tą mašiną avarinę Tamsi mašiną, kokią pagalės. Nu tai vat aš sakau, nieks neatsimena tų mašinų. Nu, tai. Ir švaks esat šiek tiek matau, ne? Nešvaks. Nešvaks? Ne. Ne. Nu kokia, tai apie vidutinis turėtų būti, man atrodo. Biški. Mažiau biški. Na, ponas Rimas iš Gintarų kaimo pusels virš 1,5 promilės 1 ir 68 taigi būsime atspėję abu. Tai ponas, aš atspėjau, 1,68 jūs įputėt. Nu, tai. Tai čia jau vidutinis yra, žinok. O atspėjau. Šiaip avarija nepaprasta, o įskaitinė, nes virstantis traktorius prispaudė keleivį. 32 metų Telšių rajono gyventojas buvo ištrauktas, tik kai į įvykio vietą atlėkė gelbėtojai iš Kartenos ir Kretingos. Jie traktoriaus kabiną prikėlė, medikai leisgyvį keleivį ištraukė. Vyriškis išvežtas į Klaipėdos universitetinės ligoninės reanimacijos skyrių. O traktoristų Rimui teks pasukti galvą, prisimenant, kurio traktoristo pažymėjimas, draudimas, techninės apžiūros salonai ir kiti dalykai būtini, kad traktoriumi važinėtum po Lietuvos kaimo kelius. Tuo metu, kai pusė Lietuvos moksleivės žingsniavo į mokyklą, o pusė tai buvo padariusi jau anksčiau, kelyje Klaipėda Jokubavas susitrenkė 2 mašinos. Avarijos vietoje prireikė ir medikų pagalbos, mat Opel Zafiros vairuotoja 7 mėnesį ne viena. Tik dėl nėštumo vežat, jo? Na, pilvo sumušimas. Pilvo sumušimas, supratau. Avarija vyko, kai jau 3 metų vairavimo stažą turintis Audi vairuotojas suko į kairę ir nepraleido tiesiai važiavusio Opelio. Nieko nepastebėjau viskas. Jūs važiavote iš kur? Iš Klaipėdos link Jokubavo. Aha. Sukot į kairę? Sukau į kairę ir nepastebėjau, kaip parvažiuoja. Eik, tu kaip tu galėjai nepastebėti? Nepastebėjau, sukau ir visą. Gal be šiosų važiavo? Ne. Su viskom. Su viskom? Su viskom, su diržu, su viskom. Nukentėjusioji su 3 kūdikiu po širdimi buvo išvežta į ligoninę. Moteris vežė 2 vaikus į Klaipėdą, kad šie įstotų į Šaulių sąjungos gretas. Tądien jie neįstojo. Pavėlavo. Avariją sukėlęs vairuotojas buvo blaivus. Aišku, blaivi buvo ir besilaukianti moteris. Tačiau incidentai, kuriuose dalyvauja kūdikiai ar besilaukiančios moteris, mūsų krašte nesibaigė. Antradienį Reikjaviko ir Smiltelės gatvių sankryžoje automobilio Peugeot 607 vairuotoja, užsikalbėjusi su 5 mėnesių kūdikiu, įtaisytų lopšyje priekinėje sėdynėje pražiopsojo šviesoforo signalus ir susidūrė su teisingai važiavusia Toyota. Peugeot salone šovusios saugos pagalvės vaiko neišgąsdino, tad viskas baigėsi eismo įvykių deklaracijos pildymu. O dabar keliamės į mūsų mėgstamiausią rubriką. Taip, aišku, kad tai puikiausias mūsų laidos atradimas. Tai rubrika Tapk reido reporteriu. Kaip norėtųsi, kad kitą kartą šio raudonos spalvos džigito valstybiniai numeriai būtų identifikuoti, galėtų komisaras už vienos vietos anapo kabinetą patampyti. Tokio chuliganizmo seniai neteko regėti Uostamiesčio gatvėse. Istorija nufilmuota Šilutės plento ir Statybininkų prospekto gatvių sankryžoje. Na ir aišku, vėlgi gaila, kad nesimato tikro chuligano valstybinių numerių, kuris sausio 15 ir Pilies gatvių sankryžoje štai taip sumanė pasukti link senojo turgaus. O reido reporteris Vytas tuo metu suka iš Taikos prospekto į Debreceno gatvę ir fiksuoja tokį pakankamai įmantrų pavairavimą. Žiūrime į ekrano kairę pusę. Iš kiemo išvažiuodamas automobilio vairuotojas kažkodėl tai užvažiuoja ant šaligatvio ir varo toliau it būtų pėsčiasis. Jam reikia įvažiuoti į tos triukus daugiabučių kiemus ir tiek. O kai jis tai padarys, tai ne mūsų reikalas. Na kaip čia pasakius, gal ir ne mūsų, bet komisaro reikalas, tai tikrai. Dabar jūsų dėmesio į taksi automobilio nardymas tarp eismo juostų, nerodant posūkių Priestačio gatvėje. O juk taksi vairuotojai turi būti vairavimo flagmanai, rodyti mums žaliems pavyzdį, kaip vairuoti, o vairuoti mes turime gerai. Tačiau taksistas įsigando. Prieš pasukdamas į autobusų stoties automobilių stovėjimo aikštelę ir posūkiai vis dėlto parodė, pabijojo gauti iš šikną. Mūsų adresas nesikeičia. Savo pastebėjimus ir nutikimus siųskite adresu reidas 2002@gmail.com. O Facebook'e mes tūnome visą parą. Tokia buvo pirmoji mūsų laida, o mes susitiksime kitą antradienį 15 minučių po 8 valandos vakaro. Taigi niekas nesikeičia. Sudie.